Masažo salonas Aistra, Justina klauso. Labas, Justina. Labas vakaras. Aš taip vėlai čia skambinu, nepyk. Turbūt jau, nežinau, nervina, kai skambina, ne? Bet man kažkaip pamačiau internete tokių dalykų ir man pasistojo piestas klausimų. Ar galiu kalbėti su tavim, biški? Jūs šiuo metu kalbate su administratoriu, tai yra masažo salonas. Jeigu jums rūpintimas paslaugos... Ne, Justina, tu mane netaip supratai. Aš žinau, kad tu gal ir nedarai masažų ir ne. Bet tu labai, šiaip galėtum dirbti tam. Tai ir norėčiau paklausti, kada galėčiau atvažiuoti? Galėtum atvažiuoti kada ir šiuo metu? Atsiprašau? Galėtumėte atvažiuoti kad ir šiuo metu. O kas įeina į kainą? Tai yra viso jūsų kūno masažas. Jūsų erogenių zonų masažas su eteriniais aliejais iki pilno kūno atsipalaidavimo jūsų palaimos. Palaimos. Galima plačiau? Ta prasme, aš nelabai įsivaizduoju. Palaima yra jūsų orgazmas. O kaip jis pasiekiamas? Tai yra būtent jūsų viso kūno masažas. Yra bandoma pasiekti būtent to. O rankom? Masažas yra atliekamas rankomis. O jeigu, nežinau, oraliniu būdu, pavyzdžiui? Tokių paslaugų neteikime, kaip ir minėjau, intymių paslaugų neteikime. O tai vien orgazmas neimtimų? Kažkaip man čia nebesusipina. Aš jums sakau, čia yra viso jūsų kūno masažas. Jūsų erogenių zonų masažas. Tai yra būtent erotinis masažas. Tai nėra intymios paslaugos. Oralinis seksas ir paprastas seksas tai yra jau intymios paslaugos. Čia yra masažas. O jeigu aš to, pavyzdžiui, užsinorėčiau, ar įmanoma? Ne. Primokėjus? Ne. O kodėl jūs, Justina, tu nedarai masažų? Ne, šiuo metu kalbate su administratorė. O jeigu aš tiesiog susitarčiau ten vietoj? Tokios galimybės nėra. Mūsų salone galioja tam tikros taisyklės. Intymių paslaugų mes neteikėme. Susitarimų nėra. Justina, tu pyksti ant manęs, atrodo. Ne, aš jums tiesiog sakau taip, kaip yra. Jūs klausite, aš jums atsakau. Iki kelių dirbat? Dirbam iki 3 valandos nakties. O ką po to? Užsidarom. O kas daro masažą? Masažą daro masažuotojas. Na, aš suprantu, kad ne. O vyrai masažuotojai yra? Žinoma, vyrų masažuotojai taip pat yra. O toks dalykas vyram daro? Šitas yra labai individualus klausimas. Mano manimu, ne. Gaila. O pavyzdžiui, jeigu aš atvažiuočiau ir galėčiau pasirinkti merginą, kas daro, ar čia yra... Tu salone dirba viena masažuotoja, dėl pasirinkimo kaip ir nebūtų. Koks jos vardas? Šiuo metu dirbantis masažuotojo vardas yra Andželika. Andželika, labai gražus vardas. Kaip ir tavo, Justina. O kaip čia dabar paklaust, akcija, atrakcija kokia galioja, nuolaidos? Akcija galioja tik tai dienos metu. Tai yra iki 10 valandos. Po 10 valandos pas mūsų kainos pasikeičia. O ten su laisvalaikiu? Ne. O su žygio batais? Ne. Tai, kas dar mane domina? Justina, ačiū už informaciją, labai esi, kaip čia pasakyt, tokie super darbuotojai galėčiau paminėti. Ir tikiuosi, kad kada nors priimsi mane. Ta prasme, palydėsi iki Andželikos. Ačiū, Justina, viso gero. Iki. Viso. Tokia jie. Aš tikiuosi priimsi mane. Ne, jinai šaunuolė, dirba savo darbą. Maža gal tu žurnalistas koksai? Taip. Maža gal tu iš radijos iš viso? Ne.